Ir man tai buvo iš fantastikos kažkas, tai kai aš išgirdau kunigą kalbant, kad Petras ėjo vandeniu, tai man tas pats, kas kažkoks pasakoj drakonas skrydo ten ir panašiai. Ir aš tikrai galvau, kad Dievo nėra. Bet laikui paskui vėliau augau, aišku. Ir būdamas mažas, iš tikrųjų vieną kartą labai stipriai pajutau Dievo buvimą, bet aš nesupratau, kad tai buvo jisai. Aš jau grybaut vaikas būdamas ir tai ėjau pro rugių lauką, ten auga aguonas ir žolė, javai ir iš tikrųjų kažką staigiai didingo pajutau vienu momentu. Taip gera pasidarė, bet aš nesupratau, kad tai buvo Dievo dvasia. Ir vėliau ėjau mokyklą, aišku, mokykloje mums išmokino, kad jau buvom pakilę visi į kosmosą, matė, kad ten Dievo nėra. Gagarinas ten skrydo ir aš matydavau iš tikrųjų paveikslus ir matydavau bažnyčiose, kai nupiešti angelai sėdė ant debesėlių. Ir Gagarinas tiksliai sakė, kad ten nieks nesėdi. Ir taip ir gyvenau. Ir laikui bėgant, aišku, velnias darė savo darbą. Ir aš nemačiau tikinčių žmonių, kurie iš tikrųjų pažinotų Dievą, mylėtų jį, gyventų pagal jo įsakymus. Ir mano tėvukas, aš mačiau, jisai turėjo kitą moterį, jisai daug gerdavo ir jo gyvenimas iš tikrųjų baigėsi tragiškai. Ir kai buvo jo laidotuvės, aš žiūrėdamas į, kaip jisai gulėjo jo palaikai, mačiau, kad ten jo nėra. Aš aiškiai supratau, kad viskas ten jo nėra, kad jisai kažkur kitur. Ir laikui bėgant aš, kaip ir turbūt kiekvienas žmogus, negazdink, Viktorai, savo balsą įsirendau. Kaip ir kiekvienas žmogus darydavo blogą ir pas nekęsdavo, kai man darydavo blogą. Ir man tėvai nupirko motociklą, atsimenu, už paskutinius ten, už brangius pinigus, už didelius pinigus. Ir porą metų pavažinėjau, vėliau važiavom miške, ten sušoko, banditai su peiliais atėmė tą motociklą. Ir aš vis laik svajojau, kaip man atkeršyti, bet ačiū Dievui nespėjau, nes paėmė jelmes. Ir aš, kai iš manęs ką nors pavogdavo, aš labai pykdavau, o kaip aš vogdavau, tai aš nematydavau to. Ir iš tikrųjų irgi turėjau problemų su alkoholiu. Vieną kartą grįžau namo ir ryte, klodamas lovą, radau mašinos stiklą po sofą įsidėjęs. Paskui atsiminiau, kad aš ėjau ir išlupau iš žigulio tą stiklą ir pasidėjau. Ir reiškia, tai man buvo normalu, bet kai iš manęs pavogė, tai aš turėjau didžiausią neapykantą tam žmogui. Ir taip velnias veikia mano gyvenime. Tai kaip Jėzus teisingai pasakęs, kad aklas negali aklo vest, nes abudu į duobę kris. Tai aš tikrai buvau duobėj. Ir aišku, vėliau turbūt kaip ir kiekvienas vyras turėjau savo įvaizdį, koks turi būti vyras. Tai jisai turi būti stiprus, kad turėti šeimą, savo namus, kad ją apginti. Ir aš pabandžiau gyvendinti šitą gyvenimo svajonę, savo gyvenimo tokį tikslą, turėti gerus draugus, kurie niekada neišduos tavęs. Ir grįžęs iš armijos, sukūrėm šeimą iš tikrųjų su žmona, mes pradėjom gyventi, gimė dukrytė. Ir mano svajonės pradėjo dužti, nes, aišku, buvo ir alkoholis, buvo ir paleistuvystė. Ir vieną kartą grįžau, žmona sako, skiriamės po eilinio barnio. Ir staiga aš suvokiau, kad mano gyvenimas pradėjo byrėti. Aš nesupratau priežasties, dėl ko. Aš 3 metus bandžiau mesti gerti, jau sportavau, ryte bėgiodavau, kad būti stiprus, bet vis dėlto, kai ateidavo eilinis savaitgalis, aš vėl
kažkur su draugais eidavom į restoraną arba alubarį. Ir pasekmė buvo, kad aš visą laiką nusivildavau. Buvau vienišas, galėjau eiti kokius 5 filmus į dieną, iš tikrųjų, kažkur įsimiršti. Nu ir va, ir jau kai atėjo tas skyrybų laikas, kai mes pradėjom kalbėti ir rimtai taip susipykom, aš nusprendžiau dar daugiau suimti save į rankas. Jau keldavausi 7 ryto, tai dabar pradėjau 5 keltis. Bėgdavo pas mus ten gyvenom prie Draugystės parko čia Kaune. Ir kažkur man tos mintis atėjo. Iš kažkur ten frazę perskaičiau tokią, kad yra aukščiausias protas, kuris viską sukūrė. To buvo laikraštis apie ufonautus. Ir aš pradėjau dėkoti tam aukščiausiam protui, kaip kokie gražus medžiai, kaip nuostabus rytas čia. Ir iš tikrųjų Dievas mane ruošė ir kai aš pradėjau tai daryti per 2 savaitės, po 2 savaičių vieni draugai, su kuriuo mes šeimom draugavom, pakvietė mane į bažnyčią, tai buvo protestantiška bažnyčia. Ir kai mes atėjome į tą pirmą susirinkimą, aš kažką tai pastebėjau iš tikrųjų. Pastebėjau, kad žmonės buvo linksmi, jie laukė, kad kažko įvyksta nuostabaus, toks buvo daug jaunimo, jie apsikabindavo, džiaugiasi. Ir man toks pirmas įspūdis toks fainas buvo. Ir prasidėjo šlovinimas, kaip ir mes čia šlovinam. Ir tos giesmės pradėjo liesti mane. Man tai buvo taip nuostabu, kad galima Dievą iš tikrųjų, galvau, jeigu jis yra, tai tikrai nuostabu yra jį būtų šlovinti. Ir vėliau, kai prasidėjo pamokslas, pastorius skelbė Evangeliją, aš tada išgirdau iš tikrųjų tą gerą žinią, kad mano nuodėmės gali būti atleistas. Aš buvau pagalvojęs savo gyvenime, kad jeigu Dievas yra, tai aš eisiu ten, kur ir visi, nes aš mačiau, kad visi taip gyvena, visi, kas kur dirba, iš ten neša viską, ką galima. Ir turbūt visi eisim į skaistyklą, draugiškai nueisim, pakentėsim, paskui kaip bus, taip bus. Bet aš žinau, kad aš tik giliai širdį jaučiau, kad man nuodėmingas ir, aišku, mano gyvenimas visą tai rodė, nes jau 16 metų aš jau gyvenau pilnai nuodėmiai. Ir tada išgirdau gerą naujieną, kad mano nuodėmės gali būti atleistas. Ir tokia naujiena, mano nuodėmės, nes aš galvojau, kad Dievas negali atleisti, nes jisai negali tiek atleisti už tiek nuodėmių, kurios yra 100. Nes tu vieną kartą atsiprašysi, antrą kartą, trečią kartą, bet jau kai tu atsiprašysi 100 kartų, tai Dievas sakys, palauk, užtenka jau. Bet tas vyras pasakoja apie tobulą Dievo meilę, kad kai jis mirė ant kryžiaus, kad Jėzus buvo Dievo sūnus, iš tikrųjų realus asmuo, kad tai buvo tikrai įvykiai aprašyti ir jisai sumokėjo už visas žmonijos nuodėmes. Ir aš aiškiai tada supratau, kad viskas, kad aš to ieškojau visą gyvenimą. Aš taip troškau nuodėmę atleidimo, pats to nesuprasdamas. Ir tą vakarą būtų mes su žmona atidavėm jam savo gyvenimus, buvo atgailos malda. Ir nuo to vakaro viskas pradėjo keistis. Iš tikrųjų, kitą dieną aš jau nesikeikiau. Tai buvo man toks stiprus stebuklas ir ženklas, kad kai pastorius kalbėjo, kad Jėzus, kai jūs pakviesit, įeis į jūsų gyvenimą, jis skaito iš Biblijos, kad apsigyvens jūsų viduje, išvalys jį ir padarys jūs Dievo vaikais. Ir aš neprašiau jo, kad jis mane išlaisvintų iš keiksmažodžių ar panašiai, bet sekančią dieną vakarės, tai kai su žmona suvokėm, kad mes abūdavo nesikeitėm. Ir taip net tokia Dievo baimė atėjo, kad jis iš tikrųjų jis apsigyvena čia ir nevakas. Tai aš tai tikiu, tą patį vakarą mes buvom išlaisvinti iš alkoholio, iš rūkymo, tenai tokių dalykų. Mes jau nekalbėjom apie skyrybas, mūsų tos kalbos visai kažkur tai dingo. Pradėjom vaikščioti į bažnyčią pradėjom vaikščioti, klausyti pamokslus ir iš tikrųjų augti dvasioje. Suprasti jo žodį, aš pradėjau skaityti Naują Testamentą, aš negalėjau patikėti, kad tai parašyta prieš 2000 metų. Aš galvoju, kad ten tamsūs žmonės gyveno tais laikais. Ten turbūt šviesesni dabar, negu dabar gyvena.
dabar daug nuodėmės iš tikrųjų pasaulyje. Ir atsirado meilė žmonėms. Aš, kai tikėjau, galvojau, man labai buvo keista, kad taip paprasta žinia, atėjai, pasakei, Jėzau, būk mano gyvenimo viešpačiu, atleisk mano nuodėmes. Ir viskas, ir tau priklauso amžinas gyvenimas. Dingo mirties baimė ir aš norėjau kiekvienam sakyti, padaryk po tos kelius žingsnius ir viskas, bet važiavau per gimines, kalbėjau, nieks nesuprato, nu kur tu čia vaikeli, kur čia taip gali būti. Kur, sako, pusbrolis, sako, kur Dievas tada, sako, jeigu žemė apvali, sakau, dangu yra, tai dešiniai, kairiai, po kojam ar viršui, kur tas dangu, sakau, nežinau, bet žinau, mano nuodėmės atleisti. Ir iš tikrųjų, ir praėjo daug metų ir šiandien jis jau kitaip kalba ir klausinėja viską apie Dievą. Ir tikrai tai buvo laimingiausių žmogum dėl to, kad patyriau tą nuodėmių atleidimą ir mes ir toliau gyvenam ir klystam, iš tikrųjų padarom klaidų, bet mūsų gyvenimas nėra nuodėmiai. Nes tu visą laiką turi pas ką ateiti, turi viešpas toks nuostabus ir jo aukos tikrai užtenka mūsų visom nuodėmėm atleisti. Taip, kad šiandien kas jaučiasi, kad dar neturi jo savo gyvenime, tikrai priimkite jį kaip savo viešpatį, nedelskit, nes tai nežinai, kas bus rytoj. Tiek, ačiū.